Sveiki bičiuliai, šiandieną padarysiu tokį trumpą įvadą į vežininkystę. Iš tikrųjų, ta prasme, vasara tai yra tas unikalus metas, kai verta sulaukti leidimo gaudyti vėžius. Vėžius galima gaudyti nuo Liepos 15 iki spalio 15, taip kad dar turite kažkelias dienas, ta prasme, išmėginti šį metodą. Ir pagal Lietuvos įstatymus realiai, ta prasme, vežiauti galima tik tai su bučiukais, samteliais, ir kaip tai pavadinti tokius daiktus, tai būna įvairesnių, ta prasme, ir mažesnių, ir didesnių, ir tiesiog prasčiau pagamintų ir šiek tiek, ta prasme, geriau pagamintų. Ką daro, tiesiog dedat į vidų kažkokį tai, ta prasme, jauką. Jaukas, tai, nežinau, iš mano praktikos tai yra labai gerai visokios lašišų, tiesiog tokios liekanos. Tiesiog kaip lašišas ten kažkam tai ruošia filėžių ar kažką daro, palieka kaulus galvas ir jų galima nusipirkti už porą litų tiesiog kilogramą ir supjaušius gabaliukais įmesti tiesiog į vidų. Yra samteliai, kurie turi kažkokius tai laikiklius tiesiog, kur jūs ten specialiai tiesiog ar pakabinat, ar tiesiog įdedat į tokią kišenėlę. O šitas jis yra toksai gana laisvo pobūdžio, tai yra tiesiog įmetėt ir ten masalas kaip ir yra, nes vėžys kažkaip iš išorės nelabai ką paima, jam reikia įlįst, kai jisai įlenda, jis atgal nebesugeba tiesiog išlipti. Tai vėlgi, turėkit omeny, kad galit tokių samtelių berods 5 vienu metu naudoti ir tiesiog geriausia susirasti kažkokį ar ežerą, ar upę, kur tai darytumėt. Ir turėkit omeny, kad ne kiekviena Lietuvos upė ir ežeras jau gali paskirti vėžiais, nes kai kur jie yra išnykę arba kai kur tiesiog vietinius lietuviškus pakeitė ateiviai. Tai dėl pačių vėžių. Dabar yra viso 4 tokie vėžių porūšiai, ta prasme, ir iš tikrųjų 2 yra lietuviški, tokie originalūs, o 2 yra ateiviai. Su ateiviais yra blogai tai, kad jie tiesiog yra ganėtinai tokie šlykštus, greičiau negu lietuviški besiveisiantis ir netgi nešantis ligas, kaip kad mara, kuris kenkia lietuviškosioms rūšims, bet niekiek nekenkia tiems atėjūnams. Tai čia mano rankose nesu didžiulis ekspertas, bet berods lietuviškas plačiažnyplis vėžys, tai yra pats toksai vertingiausias jau organizmas. Dabar jį kaip atpažinti tas blogasis rūšis. Tai yra dėmėtieji vėžiai, kurie turi štai tokį momentą, kad tose vietose, kur susijungia žnyplės, kur tiesiog jų tos letenos viena prie kito, jie turi tokius kaip ir baltai mėlynus taškelius. Jeigu šitas, kaip matot, jis turi tokius raudonus šiek tiek sujungimus, o tenai yra tiesiog toksai baltas taškas, kur ir tiesiog pamatęs ant vėžio kelis tokius baltus taškus, jau gali žinot, kad tai yra dėmėtas. Dabar rainuotasis vėžys, jisai ant būtent šitos uodegėlės turi ant kiekvieno šito narelio po tokį, pavadinkim, raudoną dėmelę, ta prasme. O jau visi kiti vėžiai, kaip kad šitas plačių žnyplių, tai plačiažnyplis ir lietuviškasis yra dar siauražnyplis vėžys. Gal aš tiesiog pabandysiu į šalia reportažą įdėti kažkokią nuorodą, kur galite apie rūšis pasiskaityti plačiau. Tai vėlgi, lietuviškuosius jūs galite gaudyti tik tai su samteliais bučiukais, o jau tuos, tarkim, užsienietiškus ateivius, jie nėra draudžiama tiesiog ir iš kranto laipioti, ir krante kažkur tai juos tenai rinkti. Tai juos galite, ta prasme, jau faktiškai kaip ir naikinti kiaurus metus visom priemonėm, bet tik tai neapsigaukit, kad, ta prasme, turit pažinoti, kokį vėžį jūs čia gaudot. Dabar dėl pačių vėžių paruošimo. Neužsiminėsim genocido, aš tiesiog tik tai porą pasilikau vėžių, visus kitus tiesiog paleidau ir ką turit žinoti, ta prasme, vėžys turi būti nuo tiesiog čia šitos maigalio, ta prasme, nuo akių faktiškai iki uodegos ne mažesnis nei 10 cm. Visi mažesni jie turėtų būti paleisti ir tiesiog augti toliau. Čia yra toks jau kažkur apie 11 cm dar su trupučiu, ta prasme, vėžys. Dabar dėl paties jų paruošimo galėtumėt iš tikrųjų netgi neturėdami kažkokio katiliuko jį išsikepti vos ne kažkokio perverę pagaliuko, ta prasme, ar šiaip kažkur tai metę ant žarijų, bet visgi realesnis būdas yra vėžius virti. Ir virti juos būtina, nes jie žali nevalgomi, jie patys gana tokie, kadangi yra parazituojanti tokia rūšis, besimaitinanti visokiam, ta prasme, ežero upės atliekom. Tai jie, ta prasme, savyje turi kažkokių tai bakterijų ir būtina juos tiesiog išvirti gerai. Tai tas virimo procesas yra gana paprastas ir šiuo atveju mes neužsimsim kažkokią didžiulę kulinariją, o pradžiai išverdot kažkokį tai sultinį ir tą sultinį, nežinau, gali dėti krapus, kažkokios tai kitas ten daržovės ir po to verdant į vandenį metat gyvus vėžius. Jeigu vėžys miręs, tad jo nevalgykit, nes jisai gali būti nenaudingas jūsų sveikatai. Tai ką darot, užverdat vandenį sultinį, šiuo atveju mano sultinys bus tiesiog vanduo
kaip yra, aišku, būtų geriau, kad jie būtų nemalti, bet yra kaip yra. Ir druska. Ką, dabar pastatysiu, kad užvirtų vanduo. Ne ką, tiesiog vanduo užvirė ir ką dabar darom, gyvus vėžius metam į verdantį vandenį. Jie ilgai nesikankina ir tiesiog greit žūsta, nes jeigu virtumėte tiesiog šaltam vandenį, tai jūs kankintumėte tos vėžius. Ir dabar tiesiog lauksim maždaug taip 15-20 minučių. Prabėgo kokių 15 minučių, nuimam vėžius nuo ugnies, išpinam vandenį. Leidžiam jiems šiek tiek atvėsti. Dėl vėžių valgymo ir tiesiog kulinarinių savybių. Tai tiesiog tai ne krabas ir čia tikrai tiek daug mėsos kažkokios tai nerasit, kad vieno vėžio pasimaitinti, bet iš tikrųjų išsivirę 14 vėžių jau galit kažką pavalgyti. Tai viena iš valgomų vietų yra tiesiog šios kojos ir jos ypatingai prie pilvo turi kažkiek mėsos, bet jos nėra ypatingai daug. Ir vėlgi galit iščiulpti iš pačių tiesiog tų kojyčių. Bežiena. Dabar kitas dalykas yra būtent šita uodegėlė, ko gero yra viena maistingiausių, ta prasme, dalių. Tai štai nalupam kiautą ir dabar narelis po narelio išdarinėjam uodegą. Štai. Dabar dėl pačios tos krūtinės dalies jau kažkur tai toliau prasideda viduriai, bet aplinkui jūs dar rasit tiesiog šiek tiek vėžio mėsos. Štai. Šita dalis mums nelabai tinkama. Ir tada žnyplės, jos irgi gan taip sąlyginai daug vėžienos turi. Tai turėtume traiškyti žnyplės ir čiulpt mėsą. Dar vienas svarbus dalykas, ko nepasakiau, tiesiog lietuviškieji vėžiai, jie aktyvūs yra naktį, todėl, ta prasme, bučiukus palikit nakčiai ir tiesiog netgi, jeigu taip jau metodiškai žvejojant, tai būtų gerai tą bučiuką taip kas kokią valandą, pusantros patikrinti ir tiesiog tos vėžius išsitraukti, pasimutuoti ir mažesniuosius paleisti, o didesniuosius tiesiog atsidėti savo kaip ir valgym, nes tos užsieninės vėžių veislės gyvenančius Lietuvoje, jos aktyvios ir dieną ir galite sutikti kažkur tai išmirinėjančius pakrantėje, o lietuviški vėžiai jie dažniausiai jau bus tik tai naktį kažką tai dar. Tiek.